Sveiki, esu Miglė Pasnikovičė, atsakinga už rinkodarą ir komunikaciją Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete. Šiandien mano tikslas atskleisti bioinformatikos studijų programos grožį. Ta geriausiai padaryti gali mano kolega, mokslininkas ir dėstytojas Andrius Merkys. Mano mokyklos biologijos lygmuo buvo baltymai yra burbuliukai, DNR yra burbuliukai, jie kažką daro bendrai. Labas Andriau, esi Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto bioinformatikos bakalauro studijų absolventas. Prieš 17 metų rinkaisi šią studijų programą ir dabar esi mokslininkas. Ar tada įsivaizdavai, kad tavo kelias karjeros taip pasisuks? Iš tiesų turėjau tokią mintį. Tuo metu sunku pasakyti buvo, kas bus toliau, kai tik įstojau. Įsivaizdavau daug įvairių galimybių ir mokslas buvo viena tarp jų, tai galiu sakyti, kad taip. Bioinformatikos programa ir dabar yra tokia programa, kur kelia klausimų, o ką aš čia veiksiu, ką studijuosiu. Kai tu stojai, buvai tik 3 laida. Ar tavęs negąsdino pats pavadinimas ir ko tikėjaisi iš programos? Pavadinimas tikrai intrigavo labiau nei gąsdino, nes kas ta bioinformatika, mes po šiai dienai dar ne visada savo galim atsakyti. Tuo metu dairiausi informatikos studijas, galvojau sukti tą linkmę pabaigęs mokyklą. Ir bioinformatika buvo kaip toks įdomiausia iš informatikos krypčių programa. Nutariau eiti, iš tikrųjų baisu galbūt buvo truputėlį tos biologijos, nes vis tiek mokykloje aš paskutinėse klasėse neturėjau biologijos, chemija irgi mano buvo tokia silpnesnė tada. Tačiau tikėjau, kad išvešiu. O studijuojant, ar nesijaučia spragų, kad šitų dalykų mokykloje nesimokė arba mokėsi silpniau? Pačioje pradžioje buvo sudėtingiau, tik įstojus, tačiau gan neblogi išlyginamieji kursai buvo dalykai. Tai tikrai turėjom bendrąją biologiją, jinai padengė tas trūkstamas žinias taip pat ir su chemija. Iš ko susideda pati studijų programa? Ką jūs studijuojat? Nes tai yra tarpdisciplininė mokslo sritis. Ką reiškia ta tarpdisciplininė mokslo sritis? Bioinformatikoje, kaip aš sakau, yra kaip ir 3 pagrindinės kryptys. Bioinformatikoje yra matematika, informatika ir biologija. Ir jos eina daug maž lygiomis dalimis šitame dalyke. Temų pasirinkimas, dalykų pasirinkimas tikrai yra labai platus ir manau tai netgi padaro didesnę galimybių ratą tiem, kas baigia pačią programą. Nes galima toliau tęsti bet kurioje iš šitų krypčių tolimesnės studijas. Ir kai stoji šitą studijų programą, dažniausiai aš įsivaizduoju, kad kai moksleivis stoja į matematiką ar į filologijos krypties studijos, tai yra kažkas panašaus, ką studijavo mokykloje. O čia bioinformatika, tai atrodo tas žodis toks iš savęs labai inovatyvus. Ar buvo tau, kai stoji kažkokių labai didelių kontrastų tarp mokyklos ir universiteto? Ir kokie tie kontrastai buvo? Taip, kontrastai buvo, tačiau nepasakyčiau, kad tai buvo pagrindinis skirtumas būtent temose. Buvo šuolis iš tikrųjų, nes pirma paskaita, universitete iš karto aukštoji matematika ir kaip čia dabar mes taip greitai einam per temas, ne kaip mokykloje. Na, greitis tikrai yra kitas, tai vienas dalykas. Tai, kad mes visgi iš mokyklos atsinešėme skirtingą foną, skirtingą pasirengimo lygį buvo kitas dalykas, irgi vieniems sekėsi lengviau, kitiem ne taip lengva. Na ir universitete vis tiek daug kas atsiremia į tave patį, į savarankišką darbą. Jeigu tu nesupranti, turi klausti dėstytojo. Ne tai, kad dėstytojas prieis prie kiekvieno ir tikrai pasirūpins, kad kiekvienas žino. Nu, taip, bendru atveju taip nėra. Bendru atveju daug yra savarankiško darbo. Kuriame kurse studentai pajaučia savo kryptį ir kaip tas orientavimas prasideda? Čia geras klausimas. Aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų jie pajaučia savo kryptį nuo pirmųjų dienų. Nes jauti iš vidaus. Kas traukia, kas įdomu, kur norisi eiti, o kas yra sunku ir ką geriau kažkaip nustumti į šalį. Tai sakyčiau, kad ta specializacija tikrai prasideda nuo pirmų dienų. Bioinformatikos aprašymai dar skamba labai vaizdingai, nes čia prisirašo, kad prisiliesit prie to tikrojo dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi. Kiek to mašininio mokymosi, vadinamojo dirbtinio intelekto, yra pačiame mokymosi procese ir nuo kelinto kurso jau su tuo galima susipažinti, dirbti? Aš kadangi baigiau ganėtinai senai, tai tuo metu mes turėjome to meto mašininio mokymosi žinias.
Dirbtinis intelektas tuo metu, tikrai nebuvo tame lygyje, kuriame jis yra šiandieną, bet principai buvo ir principus mes žinojom. Tačiau taip kaip šiandien atėjau, susikonstravau dirbtinį neuronų tinklą ir jisai už mane padarė darbą, mes nedarėm. Bet šiandieną žinau, kad to yra mokoma bioinformatikos. Ir studentai dabar irgi gali sukurti neuronų tinklą ir su tuo dirbti. Taip, tai yra kursinių darbų maždaug temo lygio. O bendrai bioinformatikos studijose daug matematikos? Yra matematikos. Man sunku pasakyti kiek, bet man atrodo, kad tos 3 kryptys, apie kurias minėjau, informatika, matematika ir biologija, jos eina ganėtinai lygiom dalim. Tai jeigu mes galim trečdalį sudalinti, tai sakyčiau, kad matematikos yra trečdalis visų valandų skaičius. Ar studijuojant bioinformatiką yra pakankamai laisvo laiko pomėgiams, laisvalaikiams? Kaip supratau, net darbui yra laisvo laiko. Taip. Aš manau, kad laisvo laiko yra. Aš nesusidūriau su laisvo laiko trūkumu. Kaip suprantu, tavo karjera prasidėjo dar besimokant universitete, studijuojant magistro studijas. Tai pirmiausia, tu įstojai į Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto bioinformatikos programą. Ir kaip toliau vystėsi tavo kelias, kur tu studijavai magistrą, kaip sprendai, ką studijuoti magistratūros studijose? Iš tikrųjų, mano karjera prasidėjo dar bakalauro antrame kurse. Antrame kurse jau pradėjai dirbti? Jo, atėjau čia pat biotechnologijos institutą ir čia tebesu. Tai jo, ten mano buvo pirmas žingsnis į karjerą. Kaip atrodo darbas universitete antram kurse? O kokias užduotis atlikdavai? Tai buvo programavimo užduotis, buvo ganėtinai maži žingsniai, bet tai jau buvo irgi šiokia tokia inovacija. Kūriau programinę įrangą, kurią po šiai dienai naudoju. Tai pasidariau, tokį kaip ir pagrindą, galima sakyti, toje vietoje. O kaip visas mano pasirinkimas mokslinio kelio vyko, tai taip, bioinformatiką pabaigiau. Ir kaip žinia, tuo metu nebuvo ką daryti pabaigus bioinformatiką, nes nebuvo bioinformatikos magistro. Dabar jau yra galimybės, yra sistemų biologija, yra jau kuriama ir pati bioinformatikos magistro programa. Tuo metu nebuvo šitų dalykų, tai patraukiau į paprastą informatiką. Informatikos magistrą. Irgi tam pačiam fakultete likai. Taip, tai atrodė natūrali tasa. Kiti kolegos pasuko į genetiką, ten jau grinai laboratorinis, tas vadinamas šlapias darbas. Treti išvyko į užsienį, o dalis mūsų liko informatikoje. Žinai, yra labai daug mitų apie mokslininką. Kaip atrodo mokslininkas, kad sėdi užsidaręs laboratorijai, su nieko nebendrauja. Tokie mitai labai, kad tai yra pasyvus darbas, bet tu mini ir tarptautinius projektus, tu kartu dėstai. Ar gali papasakot, kaip atrodo tavo kaip mokslininko darbo savaitė, iš ko susideda? Taip, tai tikrai neatsiejama be abejo dalis yra tyrimai. Susirenki duomenis, pasidarai duomenų analizę, žiūri rezultatus, keli naujas hipotezės, kuri programinė įranga tam. Tai yra didelė mokslininko darbo dalis. Apie tyrimus iš karto įsiterpsiu, nes esam dabar gyvybės mokslų centre, kur čia yra ir kompiuterių klasės, ir laboratorijos. Tai tu esi bioinformatikas, bet tavo tyrimai nėra laboratorijose, tai yra duomenų analizė prie kompiuterių. Taip, tai yra jau surinktų duomenų analizė. Dabar, kai turime duomenų bazes, kuriuose yra milijonai įvairių eksperimentų duomenų taškų, dažnai žmonės pasuka tą linkmę, kad tiesiog nagrinėja duomenų bazes. Nereikia daryti eksperimentą, eksperimentai jau yra padaryti. Na ir kai turime daug duomenų, galima iš jų daryti analizę ir iškelti hipotezes. Tai vieną darbo dalį sudaro tyrimai, toliau kažko dar susideda tavo savaitė? Mano darbas susideda kažkuria dalimi iš dėstymo, ypač semestro metu, nes dėstau kelis dalykus. Kokius dalykus dėstai? Dėstau daugiausiai programavimą dėstau įvadą į Linuxą, dėstau interneto technologijas, tokius įvairesnius, bet daugiausiai su informatika vis tik susijusius dalykus. Dėstau ir tai pačiai bioinformatikos studijų programai. Aš žinau, kad dėstai ir bioinformatikam, ir medikam. Kaip skiriasi studentai šitų sričių ir kaip skiriasi, kai dėstai tą patį jų supratimas? Iš tikrųjų skiriasi ir yra niuansai. Ir vis tiek ateini kiekvieną auditoriją, į pirmą sykį susitinki su žmonėmis ir matai, koks yra bendras tas fonas, nuo kurio reikia pradėti, ant ko jau reikia statyti savo dalyką. Ir tas dalykas skiriasi. Nes atėjus, tarkim, pas gamtamokslus, mokinti juos programuoti reikia tikrai nuo ganėtinai pačių pagrindų.
atėjus jau pas informatikus, jau galiu manyti, kad jie turi daug programavimo kalbų žinių ir iš karto jau pradėti aukštame lygyje. O iš ko dar susideda, irgi svarbus dalykas, ką reikia paminėti, yra įvairūs rašymas. Yra projektų rengimas, kas vėlgi yra tekstų rašymas, galvojimas, kaip pateikti savo tyrimus, savo rezultatus plačiai visuomeniai ir ekspertams, ir taip pat straipsnių rašymas. Straipsnių rašymas irgi yra neatsiejama dalis, nes padaryti tyrimą, taip, tai yra viena darbo dalis, kita darbo dalis yra tą tyrimą aprašyti, publikuoti, jį paskleisti plačiai visuomeniai. Mano mokyklos biologijos lygmuo buvo baltymai yra burbuliukai, DNR yra burbuliukai, jie kažką daro bendrai. Atėjęs tik tais į bakalauro studijas aš sužinojau, kad ten yra viskas neįtikėtinai įdomu, kad ten viską galima paaiškinti. Tai ne burbuliukai, o tai yra būtent kažkokios formos, kažkokios kintančios laike funkcijos, ar replės, ar žirklės, ar plaktukai, ir jie kažkaip sąveikauja ir jie kažką daro. Tai atvėrė akis ir leido suvokti, kokios yra galimybės gyvybės srityje. Ir kokios tos galimybės? Iš tikrųjų, galimybės yra labai didelės. Mane visą laiką domino tokia savotiška sritis, tai yra informacijos saugojimas DNR. Informacijos saugojimas DNR, tai ką tai reiškia, paprasčiau DNR, tai mūsų žmogaus turimo DNR? Ne, apskritai DNR kaip molekulė. Apskritai kaip molekulė. Taip, nes mes turime informatikoje laikmenas, ar ne? Mes turime USB vadinamas laikmenas, kietuosius diskus. Jie žinome, kad yra mažos talpos palyginti ir pažaidus, jie jautrus pažaidoms. Jeigu įsiterpia klaida diske, viskas, diską gali mesti lauk. O DNR yra nuostabus dalykas to, kad jis tikrai į mažą, labai mažą tūrį sutalpina daug informacijos ir ta informacija vidinės mašinerijos yra apsaugoma nuo pažaidų. O DNR kokius formatu yra išlaikomas, kaip į tą dalyką įterpti informaciją? Tai yra molekulė. Ir iš tikrųjų nieko nežinojau tuo metu, kai atėjau į studijas, nieko nežinojau, kaip tai yra įgyvendinama. Ir yra iš tikrųjų studijos, yra tyrimai, yra pademonstruota, kaip žmonės rašo informaciją, filmus, muziką, dokumentus į DNR, įdeda į ląstelę ir ląstelė apsaugo tą informaciją ir prižiūri jos. Bet tai skamba kaip iš mokslinės fantastikos. Taip, tai yra. Kokiu formatu, kur ta ląstelė turi būti, kokio jinai fiziniai apsupti, kad ją įdėti? Tai va, tai dar kokiais, kokių 2020 metų tyrimų rezultatais, tai nebuvo atvesta iki, jau tokios panaudojamos paprastam gyvenime formos. Tačiau tyrimai padaryti, parodyta, kad išsaugoma yra sėkmingai ta informacija. Ką veikia žmogus realiai baigęs bioinformatiką, jeigu nenori dėstyti ir nenori eiti moksliniu keliu? Man yra sunku pasakyti iš tikrųjų. Daugiausiai aš vis tik kontakto turiu su tais, kurie nuėjo mokslininko ar mokslininkės keliu. O kas nuėjo į kitą pusę, žinau tik tais tai, kad yra žmonių, kas ėjo tiesiog programuotojais dirbti, duomenų analitikais, kas nuėjo dirbti. Tai va tokios sritys tikrai tos bioinformatikus kviečia ir priima. Vystai didžiausia kristalografinių duomenų bazė. Kas tai yra, nes pavadinimas jau skamba labai sudėtingai. Ji viena didžiausių Lietuvoje ar didžiausia Europoje ir kam ji skirta? Taip, tai visų pirma turiu pabrėžti, kad tai yra atvira kristalografinių duomenų bazė ir ji yra didžiausia pasaulyje atvira. Pasaulyje? Taip. Ir koks tavo indėlis tame visame projekte? Taip, tai ši duomenų bazė yra vystoma Vilniaus universitete, vadovauja vystymui daktaras Saulius Gražulis, kurio darbo grupėje aš ir esu. Ir aš prie tos duomenų bazės dirbu nuo 3 turbūt bakalauro kurso. Mano darbas yra, mūsų visos darbo grupės darbas yra tą duomenų bazę prižiūrėti nuo pat techninės įrangos surinkimo, žodžiu, mes kilojame serverius, juos montuojame į spintas, iki pat programinės įrangos kūrimo jai ir galiausiai prižiūrėjimo duomenų ir tų duomenų kokybės užtikrinimo. Žodžiu, tai yra labai plataus spektro darbas, tikrai pereina nuo per visas informatikos žinias. Nes tiek pačią web svetainę reikia daryti, tiek galų gale reikia rašyti specializuotas programas tai duomenų bazai valdyti ir duomenims užtikrinti. Paskutiniu metu daugiausiai pastangų dedame būtent į kokybės užtikrinimą, nes tai yra daugiausiai mokslo žinių pareikalaujanti tema ir aktualiausia vis tiek mokslininkams. Duomenų bazė ši turi apie
500 000 įrašų. Tai yra tikrai, manau, nemažas pasiekimas kaip atvirai ir grinai tik tais iš universiteto ir finansuotojų lėšų išlaikomai duomenų bazai. Nėra komercinė, tai dėl to toks jau jos modelis. Ir ją tikrai sėkmingai, be sustojimų vystome, dabar galvoju, turbūt apie 15 metų. O kas naudojasi tais duomenimis? Ganėtinai plataus panaudojimo. Tai yra mažų molekulių duomenų bazė, tai nėra makromolekulės, ten nėra baltymų, nėra DNR struktūrų. Turime mažas molekulės. Mažas molekulės kas yra? Tai yra pagrinde, turbūt gal kas įdomiausia, paprasčiausia suvokti, yra vaistai. Įvairios molekulės, kurios gali gyvybėje veikti kažką. Ten inhibuoti baltymus, keisti jų veikimo būdą ir panašiai. Tai čia yra toks tikrai vienas iš būdų, kam jos gali būti naudojamas. O tu pats esi iš Vilniaus ar iš kito miesto atvažiavai čia studijuoti? Čia esu iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Ir kaip Vilniečiai turbūt nebuvo labai didelių pokyčių įstojus studijuoti į Vilnių. Nebuvo didelių pokyčių, taip, tas tiesa. Tik tais vis tiek mokykla yra rajoninė mokykla, aš baigiau rajoninę mokyklą Vilniuje, tačiau ji buvo vos ne kieme, mokėmės aplinkinių rajonų gyventojai, apie ten kokius nors moksleivius iš kitų miestų sunku buvo pasakyti. O vis tiek perėjus universitetą, tai yra didelis katilas, labai didelės įvairovės. Mes sutikau tikrai žmonių iš visos Lietuvos ir tai jau buvo šioks toks šokas. Vis tiek iš tos saugios namų aplinkos, kad ir kaip keistai skamba gyvenant Vilniuje, kokia čia dar nesaugi, kokia čia dar už komforto zoną, vis tiek tai buvo šiek tiek už komforto zonos. Kalbant apie patį laiko planavimą, ar labai pasikeitė požiūris, kai mokaisi mokykloje, turi pamokas, namų darbus, būrelius ir po to universitete? Koks didžiausias buvo galbūt šokas, o gal kaip tik iš viso gal buvo kaip tik dar geriau nei mokykloje ir kam pasiruošti moksleiviams stojantiems į universitetus? Aš labai didelio skirtumo nepajutau išėjęs iš mokyklinės tvarkos į universitetą. Universitete gal yra daugiau laisvės, niekas, bent jau dabar, nežymi lankomumo taip griežtai kaip mokykloje. Tai iš karto atsiranda galimybė ne į visas paskaitas eiti tik tai, kas įdomu, galbūt šiandien negaliu ar panašiai. Tačiau, aš stengiausi eiti į visas paskaitas, tai man kaip ir neatsirado labai didelio skirtumo. Žinojau paskaitą ir ją eidavau. Tai o laiko planavimas, manyčiau, labai panašiai. Vis tiek yra namų darbai, maždaug įsivaizduoju, kiek laiko užtrunka jiems. Tačiau, atsirado egzaminai. Kiekvieną semestro pabaigoje reikėjo jiems ruoštis ir egzaminai, vis tiek mokykloje kontrolinis dažniausiai būdavo, ten kažkokių glaustų kelių temų dalykas. Čia egzaminas yra vos ne viso pusmečio darbas. Ir egzaminas atsiskaitai, tas pažymys nueina jau kažkur, nueina į diplomą, ne tai, kad mokykloje, kas ten vidurkis. Ko tokio kaip ir labai, nebent ten paskutiniai semestrai. Tai toks gal buvo didesnis persiorientavimo lūžis, bet bendrai tai ta pati mokykla, galėčiau pasakyti, natūralus tęsinys. O dabar jeigu atsuktum laiką atgal, prieš renkantis studijų programas, kokius savo klausimus kėlei, kokį savo patarimą duotum savo 11-okui? Savo palinkėčiau ir kiekvienam palinkėčiau, kiekvienai palinkėčiau nebijoti taip labai. Ačiū už pokalbį. Dėkui tau.